Prasideda vyrų finalas, kuriame susitinka Matas Skučas, buvęs Lietuvos čempionas ir Kęstutis Žeimys, daugkartinis Lietuvos čempionas. Abu atlaikė savo jaunesnės kartos varžovų pretendentų bandymus karūnuoti senąją kompaniją. Puikų persukimą atlieka Matas Skučas. Puikų topspinų atliko Kęstutis Žeimys iš backhando, tačiau pasiekia kamuoliuką Matas Skučas ir pavyksta jam padėti kamuolį ant stalo itin kokybiškai. Matas Skučas pusfinalyje žaidė pilną distanciją, įveikdamas Elvino Uzielo 4-3. Kęstutis Žeimys taip pat žaidė gana ilgą mačą su Ignu Šišanovu. Fiziškai, manyčiau, Matas Skučas yra pavargęs labiau. Jo žaidimo stilius reikalauja daugiau fizinių pajėgumų ir energijos. Kęstutis Žeimys dažnai gali žaisti per techniką, ypač dėl to, kad turi labai stiprų backhandą. O šiaip ar taip, dauguma žaidėjų neišvengiamai siunčia kamuoliukus būtent varžovui backhandą, kuris niekada nebūna toks galingas kaip žaidėjų forehandas vien dėl fizikos ir fiziologinių dalykų. Tik dabar iš savo padavimus sėkmingai sužaidė Kęstutis Žeimys. Matome padavimas, priėmimas ir topspinas iš forehando. 2 kartus ta pati situacija. Priimti geriau Matas Skučui nepavyksta, ir tuo Žeimys naudojasi užpuldamas varžovą. Čia yra taktika, gilus išeinantis padavimas iš stalo. Kairiarankiai tokį gali padaryti dešiniarankiui labai patogiai savo žinoma. Priverčia dešiniarankį atlikti topspiną nestiprų, kadangi kamuoliukas yra toli nuo startinės pozicijos, kurioje stovi žaidėjas prieš priimdamas. Ir tuomet jie, paduodantis žaidėjas, pasiruošia persukimui. Dabar atlaiko Kęstutis Žeimys topspinus iš Mato Skučo pusės, apsigina ir laimi tašką būdamas gynyboje. Tokių situacijų matysime, manau, nemažai. Kęstutis Žeimys efektyvus gynyboje, Matas Skučas turės jį ten laikyti, žaisti pirmų numerių, atakuoti savo varžovą ir spausti, kadangi tai yra didžiausia statistinė tikimybė laimėti prieš Kęstutį Žeimį. O Žeimys savo ruožtu ieškos, kaip įvesti savo backhandą į žaidimą ir diktuoti savo sąlygas. Paskuba Matas Skučas smūgiuoti į atšokusį ir dar nepakilusį kamuolį, nespėjo teisingai užsimti pozicijos. Ir neįveikė tinklelio aukščio, pataiko į tinklo viršų. Gerai pasisuka Matas Skučas, įpjauta Kęstučio Žeimio kamuolį, nors gauna nestiprų, atrodo, topspiną greičio prasme Kęstutis Žeimys, tačiau apsiginti jam nepavyksta. Kol kas drąsiai Kęstutis Žeimys nupjaudinėja varžovui padavimus į kraštus. Ir matom, apsikeičia pozicijom, aplanko sėkmė truputį Matas Skučą labai svarbių momentų. 6-8 ir 5-9 yra 2 skirtingos istorijos Kęstučiui Žeimiui, tačiau yra kaip yra. Dabar netgi su Breuna Matas Skučas sugebėjo likti žaidime, kas aišku parodo jo gerą techniką iš forehando. Tačiau tašką pasiruošęs iki galo žaisti laimi Kęstutis Žeimys, nebuvo išgąsdintas to Matas Skučio smūgio. Dabar matome, kaip sukimų paremtas topspinas iš backhando išprovokuoja Mato Skučio klaidą. Privalėjo persukinėti šitą kamuoliuką ir prisijimti su tuo susijusią riziką Matas Skučas. Kadangi kamuoliukas buvo lėtas, jo blokuoti ten nėra jokios idėjos. Lėtas kamuolys blokuotas būtų numuštas sekančių topspinų iš Žeimio. Kokia yra klaida.
Matas Skučiui šiek tiek pasisekė, kad visiškai net į kamuolį nepataiko, nesusidėsto kojų Kęstutis Žeimys ir labai lengvai tašką laimėjo. Matas. Kol kas puikiai šiaip situacija Matui Skučiui, viskas buvo gerai, nepavyko techniškai atlikti smūgio, tačiau manau, kad jisai rinktųsi tokių situacijų 10 iš 10 ir tai yra tikslas jo atsidurti ir susikurti tokią sąlygą savo puolimui. Laikant Kęstutį Žeimį gynyboje ir neduodant jam žaisti iš backhando, kaip jisai mėgsta, yra didžiausia tikimybė ne tik jam pasipriešinti galbūt, bet ir jį įveikti. Dabar jau techninis blogas, mistaimina smūgį, tai yra nelaiku truputį smūgiuoja kamuoliuką, Matas Skučas ir pataiko su raketės briauna. Reikia greitai koordinuoti savo tenise, o tą padaryti yra sunku ir negali kūnas kilnotis aukštyn žemyn, kadangi vėl atsiras tokie dalykai kaip smūgiavimas briaunomis. Žaidėjas juda į šalis ir į priekį mažais žingsneliais, pristatomų žingsnių, mažais šuoliukais, tačiau įtūpęs giliai ir nejudėdamas į viršų ir aukštyn. Lygina rezultatą Kęstutis Žeimys, ne itin vykęs ne kokybės prasme topspūnas iš forhendo, tačiau pataiko ant stalo, kamuoliukas suktas, išprovokuoja Mato Skučio klaidą, bandant blokuoti šį topspūną. Matysime, Matas remiasi kol kas half long arba pusiau ilgais padavimais, ką jis daro visuomet. Tai yra geriausi padavimai, kurie leidžiasi ant stalo galinės linijos. Jį sunku yra priimti trumpinant kamuoliuką, paprastai vis tiek Matas Skučas po jo galės atakuoti. Daug geriau būtų užpulti topsuojant tą half long kamuoliuką ir taip apriboti, priversti gintis, paduodantį sportininką. Daug kas labai, dėl ko apie tai kalbu, dėl to, kad nuo to epizodo labai daug kas priklausys. Tai, kaip priiminės Žeimys Mato Skučio padavimus, iš esmės priklausys viso susitikimo eiga. Jeigu padavimus jis nupjaudinės, nerasdamas būdo topsuoti, tuomet Matas Skučas galės atakuoti. Kaip dabar matome, jisai nupjaunamas padavimas, šiuo atveju trumpas padavimas, Kęstutis Žeimys galėjo rinktis užmetimą, trumpinimą arba nupjovimą, renkasi nupjovimą, Matas Skučas tam pasiruošęs, pasisuka smūgis iš forhendo ir taškas jam, puikiai sukonstruota ataka. Dabar Matas Skučiui pavyksta geriau priimti padavimą, rizikuoja truputį daugiau. Pasisuka, nors Kęstutis Žeimys padavinėjo trumpą padavimą Matui Skučiui į forehandą, nueina su savo backhandu Matas Skučas į kamuoliuko ir atlieka užmetimą. Nebuvo labai geras užmetimas, tačiau vis dėlto nustebino Kęstutį Žeimį toksai sprendimas ir gavęs kamuoliuką į savo forehandą nesusikoordinavo savo kūno ir smūgiavo šiaip nepilnai patogiai atsistojęs Kęstutis Žeimys ir to visiškai pakako, kad kamuoliukas kliudytų tinklelio viršų. Nežinau, kiek ilgai toksai sprendimas padės Matui Skučui, kadangi užmetimas iš backhando arba banana flick, jeigu sakytume anglų kalba, yra efektyvus tik tuomet, kai jisai padiktuoja kryptį. Šiuo atveju kamuoliukas tiesiog nustebino Kęstutį Žeimį, kadangi kaip sprendimas tiesiog užmesti kamuolį į galą stalo, nors tai buvo lėtas kamuoliukas, tačiau naujas sprendimas Kęstučiui Žeimiui. Manau, kad daugkartinis čempionas prisitaikys prie tokio elemento ir per daug neužgaiš tam, tiesiog kadangi tai buvo lemiamas taškas, galbūt ta klaida yra brangesnė. 1-0 išsiveržė į priekį Matas Skučas. Priminsiu, kad sportininkai turi pasiekti 4 laimėtus setus, kad iškovotų pergalę finale. Dabar matome žymiai kokybiškiau užpuola Kęstučio Žeimio padavimą. Matas Skučas su savo backhandu 2 kartus siunčia kamuoliukus į backhandą Kęstučiui Žeimiui ir priverčia šį suklysti. Dabar Kęstučio Žeimio gražus sukimu parengtas topspūnas iš backhando buvo gan patogus Matui Skučui. Priėjo sportininkas laiku prie kamuolio ir atlieka galingą persukimą iš forehando. Štai matome, kaip veikia plokščias trumpas padavimas į kairę, tai yra į backhandą Kęstučiui Žeimiui. Jis vis dar renkasi nupjaudinėti ilgus kamuolius varžovui, manydamas tikriausiai, kad galės apsiginti nuo varžovo ir laimėti taškus būdamas gynyboje. Kol kas tai nepasiteisina.
Dabar matome pirmą kartą gynyboje būdamas perėmė iniciatyvą Kęstutis Žeimys, persuka savo varžovo smūgis ir padiktuoja savo sąlygas. Labai svarbus epizodas šiame susitikime bus ir kaip Matui Skučui seksis paminėti Kęstučio Žeimio padavimus. Kol kas tai sekėsi gerai. Dabar matome ilgesnis padavimas į bekendą, nupjaunamas kamuolys, atiduodama iniciatyvą Kęstučiui Žeimiui. Šis padaro top spiną ir to pakanka. Dabar Matas Skučas aktyviai priėmė Kęstučio Žeimio padavimą ir jau turėjo geresnės galimybės taško metu. Teks Matui Skučui prisijimti daugiau rizikos ir būti agresyvesniam šitam susitikime, ką jis šiuo metu ir daro, iš tikrųjų, nuo pat pradžios. Apsikeičia smūgio sportininkai, sąlygas diktuoja Kęstutis Žeimys. Vis dėl to, kas pirmas iš jų išeina į ataką, turi persvarą. Kas iš tikrųjų daug ką pasako apie šių žaidėjų lygį. Iš gynybos laimėti taškus yra labai sunku, vadinasi, abu puolėjai yra kokybiški sportininkai, tai yra aukšto meistriškumo žaidėjai. Labai geras Kęstutis Žeimys. Vėl pyksta dėl Mato Skučio daromų fuksų. Pažiūrėsime, labai nuoširdžiai atsiprašys Kęstutis Žeimys, kai pats padarys fuksą. Ar vis dėlto laikys tai žaidimo dalimi. Išprovokuoja Matas Skučas Kęstutį Žeimį šitam smūgiui. Vis dar priimami padavimai, tai nupjauti kamuoliukai varžovui į galą stalo neduoda Kęstutį Žeimiui kažkokio apčiuopiamo rezultato, priiminėjant Mato Skučio padavimus. Ir toliau problemos yra priiminėjant. Teks ieškoti, kaip jas išspręsti. Trumpint Kęstutis Žeimys nemėgsta kamuoliukų, nėra tai kažkoks jo žaidimo akcentas. Jis mėgsta eiti į atvirą žaidimą ir šiuo metu susiduria su problemomis tame atvirame žaidime. Štai ir vėl smūgiuoja su Brauna, nepilnai užsiėmęs poziciją. Pakeliui smūgį atlieka topspiną ir techninis brokas. Ir vėl matome, Matas Skučas išprovokuoja į gan nepatogiom situacijom, tačiau šį kartą smūgiai tikslus, nors tai tikrai nebuvo lengva padėtis. Aštuoni šeši priekyje Matas Skučas ir arčiau pergalės antrajame sete. Dabar matome. Tinka šitas žaidimo tipas Matui Skučui, jis išeina persukinėti kamuoliukus prieš Žeimio behendą. Tai yra Matas Skučas žaidžia iš savo stipriosios vedančios pusės forkendo, kadangi yra kairiarankis. Kęstutis Žeimys yra priverstas iš toli žaisti su remdamasis behendu, kas yra iš tikrųjų sudėtinga. Štai matome, kai žaidime dalyvauja Kęstučio Žeimio forkendas, dauguma taškų baigėsi jo naudai. Vadinasi, išvada yra paprasta. Kęstutis Žeimys turi ieškoti, kaip pulti naudojant savo forkendą. Žaisti toli nuo stalo, persukinėjant iš kairės, tai nebus laimintis receptas. Vat kam gali būti panaudotas behendas. Va tokiem būtent topspinam remiantis sukimu į Mato Skučio behendą, provokuojant jį suklysti ginantis. Gražų tašką laimi Matas Skučas, vėluoja prie kamuoliuko prieiti Kęstutis Žeimys, kažkaip neišsilaiko tvirtai ant kojų ir truputį krenta nuo smūgiuodamas, galbūt yra kažkoks sužeidimas, nes už kojos susiėmęs vaikšto sportininkas.
Sunkokai kol kas klausosi finalo pradžia. Nepasiteisina Kęstučio Žeimio taktika žaisti daug gynyboje. Jis ten neina savo noru, jį priverčia tai padaryti varžovas. Tačiau turbūt teks ieškoti, kaip perimti iniciatyvą ir žaisti arti stalo. Štai matome puikų persukimą atlieka Matas Skučas, tačiau tai ir yra jo pasirinktas taktinis planas. Tokie pasukimai iš dešinės aukštą trajektoriją tinka Matui Skučui, jisai lieka prilipęs prie stalo ir gali rinktis smūgiuoti tiesiai ar įstrižai, tačiau sąlygas diktuoja jis. Kol kas nepavyksta Kęstučiui Žeimiui rasti būdų, kaip perimti iniciatyvą iš savo varžovo. Laikas. Toliau tęsia savo atakas Matas Skučas, šį kartą remdamasis ilgų greitų padavimų varžovui behendą, laukia jo gynybinio veiksmo, atmetimo ir tuomet atakuoja iš dešinės. Ką tik matėme pirmą epizodą šiame susitikime, kai Kęstutis Žeimys pakeitė servo priėmimą, matome nuėjo su behendu ir atliko bananą, nestiprų, bet vis tiek po padavimo atakavo savo varžovą, reiškia, žaidėjas supranta ir ieško būdo, kaip perimti iniciatyvą. Taigi sportininkas nežaidžia aklai ir jo kampe esantis treneris matomai įveda patarimą. Nesusipratimas kažkoks tarp sportininkų ir teisėjų. Iš tikrųjų nesupratau, kamuoliukas kliudė stalą ar ne. Žaidėjas sakė vienaip, teisėjas sakė taip, nesvarbu, judame toliau. Štai matom, naujas elementas Kęstučio Žeimio žaidime. Antrą kartą jis eina priiminėti Mato Skučio padavimą iš kairės ir tai jau pasiteisino. 2 taškai ir laimėti buvo tokiu būdu. Matas keis padavimo vietą. Čia jau buvo Kęstučio Žeimio situacija, nepavyksta pataikyti, tačiau jam tinkama šitokias taško pradžia. Taigi pamatome pirmus pakeitimus ir labai laiku, nes buvo arti pavėluotų sprendimų. Kęstutis Žeimys atsilieka setais 0-2, jau jam būtina kažką keisti. Dvi klaidos iš backhando, gali savo leisti kol kas tą Kęstutį Žeimį, būdamas priekyje 3-5. Vis dėlto šie smūgiai firminiai dažniausiai turėtų leistis ant stalo, yra jo stiprioji žaidimo pusė. Nemanau, kad sutrikdo nepataikymas patį žaidėją. Ir dabar iš kairės eina priiminėti padavimą dar kartą, šį kartą nepavyksta pakelti pjautas padavimas, neperkelti ant kelio Kęstutis Žeimys.
matome, Matas Skučas labai gražiai atsako į Kęstučio Žeimio pakeitimus. Servuoja Kęstučiui Žeimiui į kairę, nenorėdamas leisti Kęstučiui Žeimiui nueiti, priiminėti padavimo, įvedant tuos naujus pakeitimus, apie kuriuos aš kalbėjau. Taigi taktiniai sprendimai jau pradeda keistis pas abu sportininkus. Penkis taškus iš eilės laimi Matas Skučas, 4 taškus iš eilės. Ir 2-1 setais ir 3-0 rezultatas yra tikrai skirtingas. Taigi šio trečio seto kaina yra labai aukšta Kęstučiui Žeimiui. Kaip žiūrovai norėtųsi pamatyti, pavyzdžiui, iš 0-3 grįžtantį žaidėją į 3-3, tai turėtų būti įspūdingas reginys. Tačiau pačiam sportininkui vargu ar norėtųsi atsilikinėti taip stipriai. Dar kartą labai gražiai sukonstruoja tašką Matas Skučas. Matome, Kęstutis Žeimys vėl priėmė padavimą iš dešinės, iš forhendo. Lygiai taip, kaip darė pirmosius 2 setus. Ir Matas Skučas pasiruošęs tokiam įvykių posūkiui, pasisuka į kairį kampą ir smogia iš forhendo. Dabar matome, Kęstutis Žeimys jau ėjo priiminėti iš kairės, o Matas Skučas servavo jam į kairę. Kitaip sakant, Kęstutis Žeimys padėjo eiti į kitą vietą, negu buvo siunčiamas kamuoliukas. Tai jau nebūtų buvę turbūt kokybiškas priėmimas. Dabar tai ko Kęstutis Žeimys laukia ir yra numatęs. Nestipriu sukimu paremtų topspinu priima pusiau ilgą varžovo padavimą, tikėdamasis to persukimo, kurį Matas Skučas atliko, ir jį ramiai blokuoja. Mato Skučo žaidimo kokybė. Labai gerai susitvarko su Kęstučio Žeimio padavimu ir breikina varžovo padavimų seriją. Vėl matome, Kęstutis Žeimys remiasi sukimu, daro gilų topspiną sukimu, paremtą sukimą į Mato Skučo behendą. Šis sukasi iš forhendo ir bando persukti arba pertopsukti Kęstučio Žeimio atsiųstą kamuoliuką. Sunku pataikyti tokį topspiną ant stalo, vis dėlto kito sprendimo realiai ir nebuvo. Matome, Kęstutis Žeimys labai gražiai susitvarkė su stipriu Mato Skučo topspinu, persukdamas jį ant stalo nestipriai, tačiau to pakako, kad Matas nespėtų užfiksuoti savo pozicijos ant žemės ir smūgiavo eigoje, patirdamas nesėkmę. Dar kartą ta pati situacija, kuri veikė daug kartų šiandien ir kažkodėl Matas Skučas sulėtina judesį prieš pat kontaktą su kamuoliuku ir pataiko su raketės kraštu į kamuoliuką. Viską buvo pasikloję savo taip, kaip šiandien puikiausiai darė prieš tai ir planas tikrai gerai veikia. Nežinau, kodėl sportininkas sudvejojo. Puikiai užmeta Kęstučio Žeimio padavimą. Matas Skučas nespėja prie kamuoliuko Kęstutis Žeimys ir smūgis į kamuoliuką subriauna iš backhendo. Klausimas dabar, ką jam servuoti. Aš rinkčiausi plokščią padavimą. Nes stipraus sukimo šoninio sukimo padavimas į kairę į silpnesnį Mato Skučo pusę ir išprovokuoja Mato Skučo klaidą. Tai buvo ilgas padavimas, subriauna smūgiuoja Matas Skučas, pagaliau vieną setą laimi ir Kęstutis Žeimys, daugkartinis Lietuvos čempionas švelnina atsilikimą iki 1-2. Dar daug ką mes šiam finale pamatysime.
Grįžta sportininkai prie stalų. Keičia padavimus Kęstutis Žeimys ir štai iš karto to sprendimo sėkmė. Pjautas padavimas, į tinklelį nutraukia kamuolį Matui Skučui. Labai suktas top spinas. Iš čia girdėjo jisai įsukta buvo 1000 apsukų. Palietus tokį kamuoliuką tiesiog nuneštų nuo stalo. Vienintelis būdas yra Matui Skučiui bandyti jį persukti. Nedaug šiaip trūko iki pataikymo, bet šiaip ar taip. Kęstutis Žeimys uždavė maksimalų išbandymą savo varžovui. Čia jau renkasi rizikingus sprendimus Matas Skučas. Gerą top spiną atliko Kęstutis Žeimys, giliai Matui Skučiui irgi į stalą. Nors ir pasisuko plačiai Matas Skučas, tačiau smūgiavimo kampas, koks buvo jam paliktas varžovo, buvo labai mažas. Dar kartą ta pati situacija, identiškai susiklosto, Kęstutis Žeimys siunčia giliai kamuoliuką Matui Skučiui į kūną ir šiam jau tenka susidurti su gerokai kokybiškesniu priėmimo padavimu, kurį parodė Kęstutis Žeimys per pirmus šio seto taškus. O Kęstutis Žeimys naudoja tą pačią matomą taktiką. Padavimas iš backhando. Jis yra labai patogus Kęstučiui Žeimiui planuojant žaisti iš kairės. Tai yra ir matome iš karto seka ataka iš backhando, stipriai įsukant kamuoliuką. Labiausia taikomas į vidurį. Tai priverčia Matą Skučą judėti prieš persukant kamuoliuką. Ir tuomet liesti stipriai įsukti kamuoliuką tampa labai rizikingai. Ir kol kas matome klysta Matas Skučas darydamas tokius sprendimus. Rado Kęstutis Žeimys padavimą, kuris veikia šiuo metu labai gerai. Į bet kur nupjautas kamuolys yra pasitinkamas top spinais Kęstučio Žeimio atveju. Matui Skučiui lieka bandymas sutrumpinti kamuoliuką, tačiau sutrumpinti šitą Kęstučio Žeimio padavimą, kuris turi apatinio sukimo ir šoninio sukimo, yra daug, kadangi yra sudėtinga, kadangi trumpinant kamuoliukas vis tiek pakils ir bus arti tinklelio, tai nušluoti iš backhando Kęstutis Žeimys tikrai yra pasiruošęs tokį kamuolį. Matysime, kaip Matas Skučas suksis iš šios padėties. Čia va priėmė Kęstutis Žeimys standartiškai, nupjovė kamuoliuką Matui Skučui. Matome padaugėjo nepataikymų pas Matą Skučą žaidime. Galbūt didėja žaidėjų nuovargis. Nepakankamai gerai atrodo prieina prie kamuolių Matas. Dabar dar kartą ta pati situacija. Šį kartą baigėsi žymiai sėkmingiau. Puikiai viską atlieka sportininkas. Išlaukia momento, paleidžia labai galingą top spiną ir apsiginti jau Kęstučiui Žeimiui nėra galimybių. Štai vėl geras priėmimas iš Mato Skučio, kad matome Kęstutis Žeimys pakeitė padavimą į pendulum stiliaus. Dabar grįžta, matom, į stalo vidurį duos backhando padavimą, kuris veikia puikiai šiame sete. Nenori leisti varžovui atsigauti Kęstutis Žeimys. Ir top spinas iš backhando, dabar jau Mato eilė. Šįkart persuka Kęstučio Žeimio topsus ir išeina į žvakes sportininkų. Čia persvarą akivaizdžiai turi Kęstutis Žeimys ir dar, atsiprašau, Matas Skučas ir dar Kęstutis Žeimys užkliūna už pertvarų ir nesėkmingai griūna. Ir nesikelia. Nuo žemės. Kažkas atsitiko žaidėjui. Atrodo, susižeidžia. Sutraukia, atrodo, koją. Mėšlungis ir ateina medicinos personalas. Jau prieš tai buvo patyręs sužeidimą žaisdamas su Šišanovu Kęstutis Žeimys. Ir dabar ta pati vieta jau rodoma ir medicinos personalui. Greičiausiai vis tiek ten yra patempimas. Bet čia geriau žinos gydytojo, aš nenorėčiau nusišnekėti. Grįšim po kelių minučių.
Grįžta po medicininės pertraukėlės prie stalo žaidėjai. Kęstutis Žeimys buvo patyręs sužeidimą. Atrodo, gali žaisti toliau. Bet va, matosi kūno kalboje, kad šlubuoja žaidėjas. Gal bus kaip ding-ning, kokį pasaulio čempionatą buvo 0-3. Susižaidė ir tapo pasaulio čempionatą. Čia labai gerą techninį smūgį atlieka Kęstutis Žeimys, be užsimojimo praktiškai tik tai iš koordinacijos smūgiuoja į varžovo stipriai pasiųstą kamuoliuką. Ir smūgis sėkmingas, kaip treneris sužaidžia sportininkas. Sakau, kartais į gerą gali išeiti, dabar jisai nenori bėgioti, trauktis nuo stalo, nori būti prie stalo ir mažiau vargti dėl taškų, reiškia žaidėjas prisiims truputį aukštesnę riziką, bet taktiškai žais agresyviau. Dar kartą sėkmingai sužaidžia Matas Skučas, paduoda tikslingai tokį padavimą, išvesdamas Kęstutį Žeimį giliai į forehandą. Iš ten Kęstutis Žeimys negali daryti nieko stipraus. Remiasi sukimu, Matas Skučas numato tokį veiksmą, pasisukinėja į kairį kampą, stengiasi visą stalą uždengti savo forehandu ir gavęs tokį negreitą kamuoliuką, persukinėja į ten, kur Kęstučio Žeimio nėra, o tai iš esmės yra visas stalo plotas. Ir tai sėkmingai veikia tais atvejais, jeigu Kęstutis Žeimys, priimdamas šį gilų padavimą, nesiunčia kamuoliuko taip pat labai giliai Matui Skučui į bekendą. 2-2. Medicinos personalas vėl nueina prie Kęstučio Žeimio. Lygina rezultatą finale. Taigi niekas neturi persvaros po gero pusvalandžio žaidimo. Startuoja 5. setas. Jau matom tą patį situaciją, Kęstutis Žeimys nepasiuntė kamuolį pakankamai giliai į Matą Skučą į bekendą ir vis dėlto gauna atsakymą į topspiną. Pūmė stalą Matas Skučas, šiaip turėtų būti taškas Kęstučiui Žeimiui. Negalima liesti stalo sportininkam, tai laikoma taisyklių pažeidimu. 1-1. Nekeičia rezultato teisėjas ir Matas Skučas turėtų atiduoti tašką, jeigu laikomas fair play, bet sportininkas žaidžia pilną jėgą ir tai jau matosi Kęstučiui Žeimiui paveikia psichologiškai. Šalia tos traumos dar pasipila kažkokie keisti nesusipratimai.
puikiai laikosi pirmoje zonoje Kęstutis Žeimys, Matas Skučas turėjo iniciatyvą diktuoja taško laiką, bet buvo persuktas jo smūgis iš Forkindo. Šiaip neįtikėtina, kad neatidavė taško teisėjai Kęstučiui Žeimiui. Nunešė stalą Matas. Nu baisu, kiekvieną setą tiesiog po 3-4 fiksus. Baisu, sako Kęstutis Žeimys. Labai daug smūgių kliudo tinklelį, kai smūgiuoja Matas Skučas, Kęstučio Žeimio nuomonė. Vėlgi, tai yra žaidimo dalis, nebent tinklelis neįtemptas, nors mačiau, kad teisėjai tikrino. Neskubam. Vis tiek grįšiu prie tos situacijos, kaip keista, kad Matas neatidavė savo važiuoju taško, nors smūgiavo nustumdamas stalą. Praradęs psichologinę pusiausvyrą, labiau gal emocinę pusiausvyrą. Kęstutis Žeimys. Dabar matome giliau pasiunčia kamuoliuką Kęstutis Žeimys priimdamas varžovo išeinantį padavimą, iš stalo zonos išeinantį padavimą. Ir nepavyksta Matui Skučui persukimas. Nukrinta lygis penktame sete. Iš dalies dėl to, kad sužaidimą patiria Kęstutis Žeimys. Iš dalies dėl emocinio kažkokio žaidėjo disbalanso. Matysime, ar suspės jisai atgauti pusiausvyrą šiame finaliniame susitikime. Šitas setas, manau, jau yra nuspręstas. Turės 2 minučių beros pertraukėlę tarp setų sportininkas. Galbūt ras noro ir smagumo pabandyti dar kartą. Būna momentai, kai atrodo viskas pasisuka prie žaidėją. Trauma, stalo nustumimas, fuksai, kuriuos daro varžovas. Ir nėra taip paprasta nekristi jokią emocinę duobelę. O ta duobelė kartais pelkė. Į bridus jau sušlaps. Fantastišką tašką sužaidė Kęstutis Žeimys, būdamas visiškai gynyboje, perima iniciatyvą savo firminių smūgių iš kairės ir galbūt tai įkvėps jam optimizmo ir smagumo ir tuo pačiu noru susikauti su savo varžovu, kad ir kokios aplinkybės šiuo metu egzistuotų. Pelno tašką Kęstutis Žeimys ir rodo Mato Skučio kampas, kad prašoma minutės pertraukėlį. Sprendžia sportininkas, ar tuo pasiūlymu pasinaudoti ir pasinaudoja. Perėmė truputį iniciatyvą Kęstutis Žeimys. Matui Skučui šitas setas yra labai svarbu. Pralaimėjus taip jį pirmaujant, jau psichologinė pusiausvyrą pasikeistų Kęstučio Žeimio naudai. O šiuo metu Matas Skučas pirmavęs sete nuo pirmojo taško. Turi puikią progą išsivežti į priekį 3-2 ir būti per žingsnį, per vieną laimėtą setą nuo čempiono titulo. Dar kartą suteikiama pagalba Kęstučiui Žeimiui, šaldant jo traumuotas vietas. Ir ten visas komplektas tų vietų pasidarė nuo vieno sužaidimo, atrodo, konstruojasi ir dar kiti.
Vienas iš 4 match ball išsaugintas. Išsaugotas antras ir dabar Kęstučio Žeimio padavimų serija. Sunkesnę dalį atrodo žaidėjas padarė. Vadinkim 60% kelio nueita. Dabar reikės laimėti savo padavimus. Be teisės suklysti. Dar kartą fuksą daro Matas Skučas. Taško metu, kas atrodo tikrai pykdo Kęstutį Žeimį. Suprantu tas emocijas, tačiau jos tikrai kenkia pačiam sportininkui. Kliudinimas tinklelio viršų Matas Skučas taip pat yra tiek pat arti klaidos, kiek ir pasisekimo. Taigi jam pačiam tai nėra tikslas arba jokių būdų naudinga. Prasideda šeštasis setas. Labai gražų tašką laimė Kęstutis Žeimys, ištraukdamas savo varžovo padarytą vadinamą fuksą. Puikus sprendimas padavimų priėmime, kurį atlieka Kęstutis Žeimys, keičia žaidimo ritmą. Nesitikėjo ir nenori tokių priėmimų Matas Skučas, jis norėtų gauti nupjovimus ir tuomet pasisukęs iš forkendo smūgiuoti į kairį kampą. Bet taip jis nori žaisti kaip išeina dabar. Kęstutis Žeimys ne visada gali išvengti tokių sąlygų, kurias diktuoja žaidėjas, jo varžovas. Bet vėlgi smūgiai kažkodėl tai dažnai kliudo tinklelį iš tikrųjų. Švariai puikiai Kęstučio ataka iš forkendo, sutrikdo metą. Negali sėkmingai blokuoti tokio greito topspinų. Labai gerą priėmimą atliko puikų priėmimą atliko Matas Skučas, sutrumpindamas iš esmės Kęstučio Žeimio padavimą. Ir tai padaryti yra sudėtinga, kadangi tas padavimas labai stipriai įsuktas į šoną ir į taip pat apatinių sukimų. Renkasi toliau laikyti savo taktikos Matas Skučas.
šį kartą nepataiko savo, galima vadinti, firminio smūgio, tai yra aiškus taktinis sprendimas. Labai dažnai kairiarankė juo remiasi. Puikiai padiktuoja gynyboje būdamas taško logika Kęstutis Žeimys ir sklaido kamuoliukus savo varžovui, nors atakavo Matas Skučas, tačiau tie topspinai nebuvo tokie, kad išmuštų Kęstutį Žeimį iš pusiausvyros. Keičia padavimą. Ir žaidžia backhando Kęstutis Žeimys. Visas planas labai gražus ir teisingas, suveikia viskas teisingai, tačiau ir Matas Skučas atsako firminių smūgių iš forehando, persukdamas Kęstutio Žeimio topspiną iš backhando. Laimėjo Kęstučio Žeimio padavimus Matas Skučas ir lygina rezultatai 5-5. Taigi atkakli kova šiame sete, nei vienas žaidėjas neįgauna persvaros. Labai gerai atakuoja Kęstutis Žeimys. Apsigina nuo pirmo topspino Matas Skučas, tačiau pasitaiso kūno padėtį Kęstutis Žeimys ir smūgiuoja į priešingą stalo pusę, priešingą stalo kampą, taip priversdamas varžovą neprarasti pusiausvyrą, siekti kamuoliuko ir suklysti. Štai matom, Kęstutis Žeimys nori eiti, priiminėti su savo backhandu. Kur kas geriau gaunasi vėliau sukonstruoti tašką, jeigu priėmimas vyksta iš kairės, neleidžia jisai suktis Matas Skučui, o Matas Skučas tyko tokio Kęstučio Žeimio sprendimo ir matome, tikėjosi, kad Kęstutis Žeimys eis, nes prieš tai jau parodė, kad nori eiti priiminėti servą iš kairės ir servuoja greitą staigų servą Kęstučiui į backhandą. Tai išeina, kad Kęstutis Žeimys ėjo link tinklelio, kamuoliukas lėkė į jį ir susitiko kažkur pusiaukelėj be jokios užimtos pozicijos. Puikus Matas Skučio topspinai, priverčia Kęstutį Žeimį žaisti gynyboje. Labai stiprius topsus atliko iš dešinės Matas Skučas ir ne iš ypatingai patogios padėties smūgiavo žaidėjas, taigi sveikinimai jam. Labai geras priėmimas, kurį atliko Matas Skučas, pasisukęs į dešinį, į forehandą, smūgiuodamas iš backhando. Apgauna Kęstutį Žeimį toks priėmimas, kadangi vėliau pasiųstas kamuoliukas giliai į Kęstučio Žeimio backhandą jau priverčia kaip nors bandyti atmušti kamuoliuką ant stalo. Nebuvo pasiruošęs tokiam įvykių posūkiui, tikėjosi priėmimo iš forehando Kęstutis Žeimys. Čia jau yra techninis brokas, neįkabina su raketa kamuoliuko Kęstutis Žeimys ir klysta priimdamas padavimą. Labai gražų tašką sužaidžia Kęstutis Žeimys, puikiai pasisukęs topsavo Matas Skučas savo firminį smūgį atlikdamas, tačiau nuo stalo persukimą be užsimojimo atlieka Kęstutis Žeimys. Švelnina atsilikimą ir vis dar lieka kovoje dėl čempionų titulo. Dar vienas fiksas įrėmina šios dienos susitikimą. Daug matome tokių situacijų ir aplinkybės atrodo maksimaliai buvo nepalankios šiandien Kęstučiui Žeimiui. Dar galbūt anksti sveikinti Matas Skučas, dar vieno taško jam trūksta. Išsaugo vieną iš 3 matchballų, kuriuos turi Matas Skučas, Kęstutis Žeimys. Dar 2 galimybės Matas Skučui tapti Lietuvos asmeninio čempionato nugalėtojų 26-aisiais. Ir jo padavimų serija. Taigi visos kortos pas
žalia apranga vilkinti sportininkai. Laimė Kęstutis 26 metų Lietuvos čempionatą.